įdomus, kai neiškarkytas, tai pačios įdomiausios. Taip ir negali, vėlų kojus, ryto galva. Mielieji, mes šiandieną susipažinsime su legenda, kuri kalba apie druskininkų mineralinių šaltinių atsiradimą. Jūs esate Gailiūnų pilkapyne, 2 tūkstantmetis prieš Kristaus gimimą, šalia vieno iš tokių įdomesnių pilkapio formų. Ir čia jūs matote daug tokių pilkapių. Dabar kodėl? Visų pirma, druskininkų apylinkėse žmonės gyveno nuo 9 tūkstantmečio. Labai gausu pirmykščio žmogaus stovyklų Šventobrėje, Ratnyčios pakrantėse, Baltašiškėje. Baltašiškėje yra Gojaus balos. Ir va tojose Gojaus balose daugybė įvairių archeologų, tame tarpe ir blogeris, kuris keliavo Nemuną, jis rado ir tie pilkapius, ir tie stovyklose rasti akmeniniai dirbiniai atsidūrė įvairiuose Rusijos muziejuose. Pagrindinis be abejo krūvis tai tenka šičia jau Sankt Peterburgui. Ten labai daug yra archeologinių radinių iš 2-3 tūkstantmečio ir iš kitų tūkstantmečių. Ir Baltašiškėje prie Gojaus balų pagrindinės stovyklos akmens amžiaus, kur žmonės gyveno, be abejo jie laidojo savo žmones. Tas laidojimas galėjo būti įvairiose vietose, bet pasirinktas pagrindinis būtent šitas plotas. Čia galėjo būti laidojami ir iš Gailiūnų, vienu žodžiu, archeologinių vietovių, ir iš Gailiūnų. Ir šito pilkapyno, kuriame mes randamės, labai įdomi forma yra. Šitoje dalyje labai daug mažųjų pilkapių. Mes pamatysime pietinėje dalyje vieną iš stambesnių pilkapių, o rytinėje dalyje vienas iš stambiausių. Bet mes juos visus praeisim ir su visais šitais pilkapiais susipažinsim. Yra sakau, retas tas atvejis, kad būtų toks gražus pilkapynas, kaip būtent Gailiūnų iš 2 tūkstantmečio. Tai čia pasauliškas užaugęs. Tai be abejo, čia buvo ištisas, Ir kaip minėjau, tai yra viršūnė, piečiausias pilkapis ir eina tokia forma į pagrindinį pilkapį, kuris vadinasi Milžinkapis, ir eina į pilkapyną, tokia trikampio forma. Tai yra labai retas reiškinys ir kokia tai dalimi yra tokia prasme, kad yra viršūnė į saulę, pietus į saulę. Kitaip tariant, pilkapynas remiant į saulę, žmonės tada tik tai gamtos reiškiniais tikėjo. Paskui jie visi kažkur tai dvasios, buvo manoma, kad dvasios nuo šito pietinio pilkapio eina link viso pilkapyno ir nuo pilkapyno eina į Snaigupėlės upelį. Į Snaigupėlės upelį tos dvasios arba jie apsigaivindavo, arba aplamai vanduo buvo toks, kaip sakyti, reiškinys, kad net ir paskui krikštyti buvo pradėti žmonės šituo. Bet dabar mes eisime prie Milžinkapio, o nuo Milžinkapio eisime prie Snaigupėlės upelio, kur būtent tie žmonės eidavo prie to upelio. Buvo manoma, kad vėlės eidavo.
Buvo manoma, kad vienu žodžiu žmonės atėję į pilkapyną, nueidavo ten pasisemti vandens ir tą vandenį atnešdavo. O Gailiūnuose stovykloje buvo rastas labai įdomus kirvelis, akmenimis, labai įdomus kirvukas. Ir tas kirvelis turėjo dvi išgręžtas potui įverti skylės. Viena buvo išgręžta, matomai darbo metu nulūžo, tada pragręžta kita, ir tik tai nušlifuota nepaprastai gražiai. Bet gali būt ir kitas atvejis simbolis. Būtent simbolis. Nu, aš jums nupiešiu tą, kaip atrodo. Gali būti ir simbolis. Nupieši namuose vitukai. Ne. Čia labai paprasta. Vat įsivaizduojat, kirvukas va taip atrodo, o šitaipos. Paskui va čia yra jau išgręžta ir jis nulūžęs. Ką aš noriu pasakyti, kad irgi viršūnė labai simboliška, vienu žodžiu, ta viršūnė, kuri primena būtent šito pilkapyno formą.